Spalio 21 dieną įvyks jaunatis svarstyklių zodiako ženkle. Svarstyklių zodiako ženklas apie santykius, apie norą ir galimybę bendradarbiauti, apie poreikį kurti grožį tiek savo viduje, tiek aplinkoje. Ir jaunatis ji uždeda tokį tarsi foną ateinančiam mėnulio mėnesiui, kuris tęsiasi maždaug apie 30 dienų, nuo 21 dienos spalio, ar ne? Ir todėl 21-23 spalio diena tai yra puikus laikas susikoncentruoti labiau, pagalvoti daugiau apie savo poreikius, apie tai, ko mes norime, ką mes norime pritraukti į savo gyvenimą ir į ką mes esame pasiruošę investuoti savo energiją, savo resursus. Šiandien aš ištrauksiu kortelę kiekvienam zodiako ženklui su žinute, kuri galbūt bus jums naudinga ir padės greičiau, paprasčiau, lengviau pasiekti tai, ko jūs norite, arba netgi išsiaiškinti galbūt tai, kur jums geriau kreipti savo energiją. Todėl dabar siūlau pagalvoti apie savo klausimą, užklausą arba tai, kur jūs norite judėti. Skirkime tam akimirką, aš irgi pagalvosiu. Pasiruošę? Pradedam. Avinai, žinutė jums. Tipiška avinams. Vidinę būseną atspindi. Kortelė apie tai, kad galiu pasitikėti tik savimi. Ir kaip matote, vyrukas, tikiuosi, kad jums matosi, vyrukas tempia viską pats, guli mergina ant sofos ir iš principo jis galėtų paprašyti pagalbos, bet nusistatymas, kad aš galiu viską pats ir aš padarysiu viską pats, jisai ne visada gali padėti gyvenime. Todėl verta, aš manau, pamastyti apie tai, ar jūs teisingai paskirstote savo resursus. Galbūt kažkurioje vietoje verta paprašyti pagalbos. Galbūt taip pasieksite savo tikslo arba atsidursite ten, kur jūs norite atsidurti greičiau. Jeigu reikia, nebijokite paprašyti pagalbos. Tai yra tiesiog normalu. Toliau. Jaučiai. Pagalvokite apie savo užklausą. Galbūt klausimą turite. Tokia kortelė. Jūs neįpareigoti sutikti su kitų nuomonė arba kreiptis į kitus ir gauti kažkokį patarimą. Tiksliau, galite kreiptis į kitus ir gauti kažkokį patarimą ir jį atmesti, jeigu jis jums atrodo nepriimtinas. Kortelė tarsi siūlo labiau pasitikėti savimi ir savo nuomonę. Iš tikrųjų, jūs žinote, ir moteris pirmam plane, jinai rodo tarsi moteriška intuicija, ta moteriškas mūsų pradas, ar ne, kurį mes turim kiekvienas, tiek vyras, tiek moteris, mes turime vyrišką ir moterišką pradą. Moteriškas tai yra intuicija, tai yra mūsų jausmai, vidinė būsena, minkštumas, kūrybingumas, ir vyriškas pradas tai yra logika, planavimas, kažkoks racionalus protas. Tai šiuo atveju kortelėje atsispindi tai, kad intuicija priimant sprendimus jums padės labiau. Todėl tikrai verta pasikliauti savimi, savo nuojautą ir nuo to atsispirint drąsiai priimti sprendimus. Gerai, dvyniai. Žinutė jums. Viskas tarsi pagal zodiaką. Dvyniai, žinutė visiškai apie jūs ir išvertus tai būtų šventė jūsų širdyje. Sutikus dvynį, tokį tikrą dvynį, manau, kiekvienas sutiks, kas yra sutikęs ir bendravęs, kad atrodo, kad tikrai pas juos nuolat šventė viduje. Jie tikrai linksmi, jie moka bendrauti, jie moka bendradarbiauti ir komunikuoti. Ir čia tarsi susilietimas toks su savo vidiniu vaiku.
rodo, kad dvyniai jie daug bendrauja, jie daug visko žino, bet kartais trūksta šiek tiek to susitelkimo į vidų. Todėl tas toks ėjimas gyvenimo paviršiumi, kartais jis gali pridaryti bėdų, nes žmogus pasimeta per daug informacijos, per daug žinių ir tu galiausiai nebesupranti, ko tu pats nori. Tai čia tarsi žinutė susisieti su savo vaiku, o vidinis mūsų vaikas tai apie tai, ko mes iš tikrųjų norime ir kas mus iš tikrųjų daro laimingais. Tai pabandykite šį mėnesį dažniau, kiekvieną rytą atsikelti ir paklausti, ko aš noriu, ne ko man reikia, bet ko aš noriu. Ir kažką iš to sąrašo būtinai padaryti ir pasimėgauti be kaltės jausmo pilna širdimi. Toliau žinutė vėžiams. Jums siūlo pagulėti. Pagulėti, pailsėti, galbūt tikrai šiuo metu jaučiatės pavargę, išsekę, kažkokioj depresiniai būsenai. Mes danguje, 23 dieną pereina Saulė jau iš svarstyklių į Skorpionų zodiako ženklą ir danguje bus labai daug vandens. Labai daug vandens stichijos ir šita būsena, tikiuosi jums matosi, šita būsena, ji bus mums visiems labai būdinga ir reikės kažką daryti. Reikės kažką daryti, kad kažkaip save motyvuoti, nes ne visada natūraliai tai gausis. Bet kartais reikia sau leisti ir pailsėti. Ir labai svarbus svarstyklė, ar ne zodiako ženklas, jaunatis jame rasti balansą. Balansą tinkamą tarp to, kad leisti savo jausti, išjausti savo jausmus, pailsėti, jeigu aš noriu pailsėti, bet neužsibūti toje būsenoje. Ir tas balansas, jisai mums ir padės judėti toliau. Tai žinutė jums, tiesiog, jeigu jūs jaučiate, kad jums reikia pailsėti, palikite visus darbus, visus reikalus, visus savo rūpesčius ir tiesiog pailsėkite, atsigulkite ant sofos ar pagulėkite ir šalia matote šunį. Šuo simboliko, jisai draugas, jisai palydovas, jisai ištikimybė, ar ne? Tai pasikalbėti su draugu, pasipasakoti, jums tikrai nuo to gali palengvėti ir kadangi šuo taip sėdi ištikimai ir žiūri, jūs tikrai turite šalia žmogų, su kuriuo galite pasidalinti ir svarbu to nepamiršti. Taip, toliau liūtai. Ir toliau mes pagal zodiaką atrodytų, kad judame, nors atsitiktinai visiškai traukiu korteles. Ir kortelėje parašyta, nespausk manęs. Žmogus, kuris nenori spaudimo, kuris jaučiasi prispaustas. Ir panašu, kad darbo aplinkoje sėdi moteris ir jai jau šiek tiek per daug. Ir tai atkreipti dėmesį, galbūt planuoti savo laiką, planuoti savo reikalus taip, kad neatsidurtume tokiam spaudime, nes čia panašu, kad ne pačios geriausias emocijos verda galvoj, kad jau darosi per sunku ir galbūt geras planas, toksai tikslingas, jisai padėtų kažkaip tai išspręsti šitą situaciją. Galbūt jums teks kalbėti su kažkuo, kas yra valdžioje. Galbūt tas pokalbis gali būti ne pats maloniausias, todėl reikia būti pasiruošus ir reikia turėti planą. Taip, toliau. Liūtai mergelės. Toliau kortelę trauksim mergelėms. Taip. Geriau vienai negu blogoj kompanijai. Ir čia mes matome tigrą susirangiusi žolytėje ir už jo vyksta kažkoks veiksmas. Tarsi atsiribojimas, ar ne? Tarsi atsiribojimas nuo kažkokio šurmulio, nuo kažkokių nemalonių, nereikalingų emocijų. Ir čia netgi daugiau, kadangi vyrai su kardais, o kardai simbolikoje tai yra mintis, tai yra žinios, tai yra informacija. Tai jeigu jūs norite išlaikyti ramę kažkokią vidinę būseną, apribokite informaciją, apribokite kontaktus.
Leiskite savo nervų sistemai pailsėti. Jūsų valdovas Merkurijus, tarp kitko, jisai šiuo metu yra Skorpiono zodiako ženkle ir jaunaties metu jisai jungsis su Marsu. O tai jau kalba apie tai, kad visų mūsų nervų sistema jinai bus įtempta. Pakankamai įtempta, net kartais gali rodyti ir persėtimpimus, ir kažkokias reakcijas impulsyves. Todėl nereikia dar labiau įkvoti savo nervų sistemos ir aiškiai žinutė jums atsiriboti nuo perteklinės informacijos, nuo minčių kažkokių chaoso. Rasti saugią vietelę, ramiai vienumoje pailsėti. Tai svarbu. Toliau seka svarstyklės, mūsų herojai iš šios jaunaties. Taip. Iškrito ta pati kortelė. Retai tai būna, bet svarstyklės, tas pats patarimas jums. Tiesiog svarstyklių gal tema yra partnerystė daugiau. Tai jums kažkokie konfliktiniai santykiai, gal su asmeniniais partneriais ar su verslo partneriais, jie gali labai gadinti jūsų emocinę sveikatą ir jūsų vidinę būseną. Ir jums galbūt daugiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai ir dažniau nusišalinti nuo konflikto ir sukaupti jėgas, nes panašu, kad dabar jums reikia tiesiog kaupti jėgas ir daugiau ramybės, daugiau laiko sau, daugiau puoselėjimo galbūt savęs. Taip, toliau skorpionai. Taip. Būkime crazy. Taip, pašėlkime, galbūt taip dar galima iššifruoti šitą kortelę. Vėlgi, toksai tarsi simboliškai nukreipia į vidinį vaiką. Į vidinį vaiką, kuris nori tiesiog pasiausti, kuris nori pasijusti laisvas, kuris nori galbūt net pamaištauti. Jis taip savotiškai atrodo pamaištauti ir katinas šalia simbolikoje. Katinas tai yra laisvumas, tai yra nepriklausomybė. Kažkokia laisvė, tai leiskite savo tiesiog pabūti laisvai, išleiskite tą savo vidinį vaiką, pažaisti, susilieskite su juo. Nebijokite parodyti, vidinis vaikas tai yra apie jausmus. Nebijokite parodyti savo jausmų ir išlikite lankstus. Išlikite lankstus situacijose. Pasitelkite vidinį vaiką, kai jums reikia atgauti resursą. Kai jūs jaučiatės išsekę ir jūs nežinot, ką daryti, arba kai jūs jaučiate, kad emocijų yra tiesiog per daug, tai jas reikia kažkaip nukrauti. Leiskite savo daryti būtent tai, ko jūs norite. Lankščiau žiūrėkite į gyvenimą, paprasčiau žiūrėkite į gyvenimą šį mėnesį ir leiskite savo tikrai pasilinksminti, bet pasilinksminti ta prasme, kad iš tikrųjų daryti tai, ką norite. Gerai, toliau. Toliau pas mus, taip, šauliai, žinutė jums. Gali kartoti, tai dar 3 kartus, man nesvarbu. Tokia žinutė. Tai reiškia, kad mėnesis bus gana audringas, aš taip įtarčiau, žiūrint į šitą paveikslėlį. Ir vėlgi labai atitinka šaulio tematika. Tai yra lyderiai, tai yra žmonės turintys savo nuomonę, tai yra žmonės nebijantis paprastai imtis kažkokių aktyvių veiksmų. Ir žinutė šį mėnesį iš tikrųjų kreipti dėmesį labiau į, arba tiksliau atmesti tai, kas jums atrodo, kad visiškai nerezonuoja su jumis ir tiesiog drąsiai minti savo keliu, rodyti lyderiškas savybės, galbūt kažkur netgi išlys poreikis pamaištauti. Galbūt tai laikas, kai jūs ištrūksite iš kažkokių apribojimų, kuriuose ilgai buvote, galbūt pasakysite, man jau gana, man užteks ir aš darysiu taip, kaip aš noriu ir jūs man galite pasakoti, ką jūs norite. Aš žinau. Vėlgi, moteriškas archetipas, moteriškas personažas,
o archetipas čia daugiau maištininko archetipas, kuris jau pavargo, kuris nori laisvės. Maištininko archetipas iš principo apie tai, jis nori laisvės, jis nori daryti taip, kaip jisai nori. Tokia žinutė šauliams. Ir toliau pas mus ožiaragiai. Žinutė jums. Ne. Žinutė yra ne. Galbūt kažkam reikės pasakyti ne, nes yra daug rankų ir galbūt toks artėja, aišku, pas mus crazy periodas pašėlės, kai darbų yra labai daug, reikalų yra labai daug ir gali būti, kad kažkam reikės atsakyti, pasakyti ne, pasirinkti save arba savo sveikatą ir tiesiog brėžti ribas. Galbūt, ko gero, žinutė labiausiai yra apie tai, kad reikės brėžti ribas, nepamiršti savo asmeninių ribų, galbūt bus kažkas, kas norės jas peržengti, bet jūs esate moteris stovi aukščiau, tai rodo ir tame tarpe gali rodyti ir socialinę padėtį, kad jūs turėsite visas galimybės pasakyti ne ir daryti taip, kaip jums atrodo geriausia. Toliau, žinutė vandeniams. Vandeniai. Jums. Kortelė. Pasilepinkite, valgykite, ko tik panorėsite. Gal taip ko gero jo išsiverstų šitą kortelę. Tiesiog nuimkite kažkokius apribojimus ir įsitikinimus. Leiskite savo daugiau, leiskite tai, ko jūs norite ir galbūt tiesiog, va čia vėlgi yra rožinė spalva, tiesiog lengviau, paprasčiau pažiūrėti gyvenimą, labiau pasimėgot, kad tai nebūtų tik tai darbas, tik reikalai, tik tai kažkoks, vat, nežinau, kitų norai kolektyvo ar mažesnio kolektyvo šeimos. Turėkite, ta prasme, mokėkite išreikšti ir savo norus ir juos realizuoti ir tai suteiks jums resurso toliau judėti ir siekti iš tikrųjų tai, ko jūs norite, nes mums visiems periodiškai reikia sugrįžti į resursinę būseną. Mes negalime be to judėti efektyviai link savo tikslų. Todėl nepamirškite pasilepinti ir daryti tai, ko jūs norite. Taip, toliau žuvis. Paskutinis zodiako ženklas. Šypsokis daugiau. Patarimas žuvims. Na, turbūt čia daugiau nelabai ko ir pridėsi. Siūlau jums šypsotis, švęsti gyvenimą ir iš tikrųjų Neptūnas 22 dieną grįžta trumpam, bet grįžta į žuvų zodiako ženklą. Neptūnas pakankamai slidi ir sunki energija. Jis verčia mus dažnai pasinerti tokias melancholiškas nuotaikas, į kažkokį liūdesį neaišku, į nostalgiškas tokias nuotaikas. Todėl labai svarbu prisiminti, kad negalima užsibūti, vis tik reikia kažkaip tai neutralizuoti tą energiją. Menai, geras filmas, gera muzika kažkokia, buvimas prie vandens telkinių, visi meniniai užsiėmimai, visa tai padeda nukrauti Neptūno energiją ir padeda kažkaip lengviau jaustis. Todėl prisiminkite, kai jums bus sunku, prisiminkite šitą kortelę ir galbūt jie jums padės. Galbūt kartais užteks prieiti prie veidrodžio ir nusišypsoti. Ir galbūt nuotaikas pasitaisys. Štai tokios žinutės, smagus žaidimas, kuris galbūt turės kažkokią naudą jums. Labai smagu, jeigu pasidalinsite, bus labai smagu, jeigu pasidalinsite komentaruose savo kažkokiais patyrimais ar savo kažkokiam įžvalgom ar interpretacijom. Aš sukelsiu tas korteles, kurias traukiu, ir aš sukelsiu į komentarus, jūs galėsite pasižiūrėti, pasianalizuoti, pasižiūrėti, kaip su jumis rezonuoja, kaip jūs jas galite išsiversti savo ir tai visada bus tiksliausia, ar ne, nes jūs geriausiai galite kontaktuoti su savo pasąmonė, o kaip žinia, pasąmonė, mūsų pasąmonė, ar ne, jinai žino viską. Šiandien tiek, iki kitų kartų.